Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip pasigaminu Levain duonos kepimui. Na ir štai viskas, ko reikės, tai aktyvaus raugo, tuščios talpos, vandens. Mano raugas yra rauginis, pilno grūdo, tai aš naudosiu rauginius miltus. Taip pat reikės tokios mentelės silikoninės ir elektrinio svarstyklių. Tai ką pirmą padarysiu, tai tiesiog išimsiu raugą ir įsidėsiu į indelį. Dabar įsijungsiu svarstyklės ir jas nustatysiu ant nulio. Vienam kepaliukui naudoju 15 gramų raugo. Kadangi planuoju kepti 2 kepaliukus, tai čia užsimaišysiu 2 kepaliukam, tai man reikės 30 gramų raugo. Gramų raugo naudoju 60 ml vandens. Kadangi planuoju kepti 2 kepaliukus, tai viso man reikia 120 ml vandens. Ir dabar vėl nunulinus svarstyklės ir įbersiu miltus. Miltų naudoju taip pat 120 gramų 2 kepaliukam. Tai vienam būtų 60, bet 2 naudoju 120. Tai va, dabar galiu pasitraukti svarstyklės į šoną ir gerai viską išmaišau. Na ir štai Levain paruoštas. Ką aš visada darau, tai dar nusivalau savo talpos sienelės, kad tiesiog būtų geriau matyti, kaip raugas kyla ir auga. Tiesiog naudoju šlapų rankšluostinį popierių ir va taip va tiesiog su juo nuvalau sienelės ir su sausu rankšluostiniu popieriu nusausinu. Kadangi talpos neplaunu, tai tiesiog toksai va mano būdas palaikyti švarų raugo indą. Kas beliko, tai uždengti su marle, pritvirtinti su gumele. Ir kitą gumelę naudoju tiesiog pažymėti, kur raugas, pamaitintas raugas pasibaigė, tai kad žinočiau, kai jisai padvigubės, kad jau galiu minkyti duoną. Tai va, štai ir Levain jūsų duonai paruoštas. Taip pat raugo likučio neišmetu, aš jį tiesiog uždengsiu maistinę plėvelę ir įsidėsiu į šaldytuvą. Ir kai kitą kartą kepsiu blynus, varškėčius, tiesiog įmaišysiu raugo likutį ir tai priduos labai skanų skonį mano kepiniui. Tai va, ir pastačiau Levain į šiltą vietą šalia termometro. Tai va, štai kaip aš pasigaminu Levain savo duonos kepimui. Šitas procesas man daug sklandesnis ir lengvesnis negu kepant duoną tik su raugu. Tai va, tikiuosi jums patiko ir jeigu norėtumėt sužinoti daugiau informacijos, siūlau pasekti Sourdough Lietuva Facebooko grupę. Nuorodą į grupę paliksiu šito video aprašyme. Grupėje dalinuosi visą sukauptą informaciją apie tai, kaip aš kepu natūralaus raugo duoną savo namuose. Tai siūlau prisijungti prie grupės ir ačiū jums, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Ate!